Daugiau nei 17 dienų gyvenau paslaptyje, slėpiausi kiaušinėje vienas savo pasaulyje. Ir dabar aš esu putpeliukas ir tai mano istorija. Sveiki visi, taigi net nepastebėjau, kaip prabėgo porą dienų, turėjau šiokių tokių reikalų, buvau truputėlį užsiėmęs, tai labai skyriau mažai laiko, tik minimaliai apšok greitas putpeles, jas pašert, pagirdyti ir panašiai. Ir todėl neturėjau labai laiko papildomai užsiimti video filmavimu ir montavimu. Ir be to dabar toks tarpas, kada kažkas labai naujo nevyksta. Putpelės tiesiog auga, tiesiog šeriamos, tiesiog maitinamos ir panašiai. Todėl praktiškai, manau, keletą serijų dabar bus su tokiais tarpeliais, kas porą, kas trejetą dienų nedėli mano pafilmavimai, nes tiesiog nelabai yra tikslo, nes nelabai kažkas jų gyvenime keičiasi, bet to, kad jos tiesiog tik auga ir lesa ir yra girdomas. Taip pat tai trumpai žygiuojam į vidų, parodau, kaip jos atrodo, tada užsiimsiu, aišku, vėl eilinį kartą išvalysiu vėl padėklą su visais pribarstytais kombikormais ir visais kraikais. Tai va, ir aišku, naujas kombikormas, vandenukas ir panašiai. Kombikormą lesa greitai, dabar stengiuosi duoti po mažiau, bet dažniau, nes kitaip tiesiog jos su kojom mėgsta iškapstyti iš tų indelių. Tai va, tai keliaujam vidun pas putpeles ir pasižiūrim, kaip jos gyvena viduj. Taigi, keliaujam pas putpeles. Kaip ir minėjau, va matot, lesykla yra ištuštinta, tai kol kas neduodu, sakau, pirmą biškį pafilmuosiu, kaip jos atrodo jum. Tada išvalysiu kraiką ir aišku, tada va, pripildysiu kombikormo, pakeisiu vandenuką nakčiai, nes ryte buvo keistas, taip pat kaip matot, nuo ryto iki dabar vakaro liko labai nedaug vandens. Tai va, tai dabar galite matyti, kaip putpeliukai atrodo. Kaip jie čia gyvena. Nu, ar paaugo, ar nepaaugo per porą dienų, nes kaip minėjau, vienos dienos padariau tarpą, nefilmavau, tai praktiškai 2 dienų tarpas gaunasi. Matėt prieš 2 paras juos. Manau, paaugo, bent jau man, žiūrint, tai vizualiai jie tikrai atrodo paaugę, pasikeitę. Vat ir ranką net jeigu paimsiu, jau rankai nebe toks mažutis atrodo. Šilumą irgi biškį dar vakar pamažinau, nes pamačiau, kad vėl palei kraštą. Tai va tikrai nebemaži. Ir su putpelės kiaušinių palyginus koks buvo ir kokie dabar jie. Tai tikrai gerokai, vos ne 3 didesni negu putpelės kiaušinis. Nes tada buvo vos už kiaušiniais ryte didesni. O va per savaitę laiko, nes praktiškai ketvirtadienį rytosi, va tada bumas prasidėjo, pagrindė ketvirtadienį, penktadienį. Tai va ir dabar turim šiandien irgi ketvirtadienį. Tai va jiem lygiai praktiškai savaitę pirmą išsirytusiam. Tai va per savaitę laiko gerokai perauga putpelės kiaušinį. Tenai irgi duodasi. Tik aišku, ten niekada dabar maisto nėra. Bet noriu pirmą, kaip minėjau, juos tiesiog išvalyti. Nes vakar nevaliau, kaip minėjau, buvo mažai laiko. Tai va per parą laiko jie spėjo vėl pritaškyti kombikormo ir aišku, jau pradėjo daryti gerokai daugiau. Nes visų lesa daugiau, tai ir pagamina produktų daugiau. Na, tokie jau. Ir plunksnos jau dabar ne tik ant sparnelių, jeigu matysit, bet jau ir ant nugaros jau ten lenda, formuojasi plunksnytės. Tai va, ten galite gerai apžiūrėti, va, pabandysiu priartinti iš arčiau. Jau gerokai apsiplunksnuoja. Baltų čia irgi, va, ant baltų labai plunksnos matosi gerai. Na, kaip auga jam greitai. Tai va, visi kol kas linksmi, kritimų daugiau, va tada kaip 4 iškrito, nuo to laiko daugiau ir nebeturėjau. Tai aišku, tai džiugina, labai džiugu, visada nemalonu, kada vienas kitas, jeigu prakrenta. Tai va, tai nuo to laiko daugiau nei vieno. Taip, labai puiku. Nu tai va, taip vyksta pas jis gyvenimas, laukia, kol aš juos pravalysiu ir kol aišku pripilsiu jiem kombikormo, nes jie nori jau lesti. Nes vakare biškį buvau papildęs, tai biškį palėse. Nu, nerėk. Nu. Hop. Ui. Tai va. Gerai, einu valyti.
Ir tada duosiu jiem konditormo. Žinot ką, nepamirškit laikinti ir prenumeruoti kanalą. Tiesiog primenu ir didelis dėkui už tai, kurie nepamirštat. Ir visada po kiekvieną video paspaudžiam laiką. Jūsų laikai padeda mano video šitiem būti geriau matomiem ir daugiau žmonių juos pamatyti. Dar kartelį dėkui. Nu, šiam kartui bėgu, pripilu vandens, šitą vandenį jau praktiškai paliksiu per naktį iki ryto, o kombikormą, aišku, dar vėliau apie kokią 10 pusę 11 ateisiu ir pripildysiu dar jiem daugiau nakčiai. Dabar padaviau tiesiog tam kartui, kad tiesiog po to irgi neiškapstytų veltui. Tada, nu ką, išplauta, praskalauta, vandenukų užpildyta. Viso. Opa. Op. Gerą čiučiučką. O, taip ir taip. Aha, gert norit. Taip. O, nu va. Ir viskas. O ko gerėkit? Nu, dar trumpam. Keliaujam pas juos. Va. Nu va. Vandenuką turi, kombikormą turi. Auga neblogai. Va, per 2 dienas, manau, jum, kadangi vakar nebuvo video, tai skirtumas jau turėtų matytis, kas sekat. Va, kaip minėjau, puteliukai auga labai greit. Yra tokių repsų. Atsistoja ir reikia. Gerai, spaudžiam laiką ir iki